Žinojimas apsaugo. Indų vedose yra suformuluota tokia taisyklė. Jei nenorite savo gyvenime susidurti su tamsiais, nemaloniais dalykais, tai reikia stengtis kuo mažiau apie tuos dalykus galvoti ir kalbėti. Sutelkite dėmesį į tai, ką kalbate ir galvojate. Jei jumyse reiškiasi koks nors negatyvas, agresija, neapykanta, kritika, nenoras gyventi, stenkitės tučtuojau atsikratyti viso šito balasto. Be to, būtina suprasti, kad tokios mintys nebūtinai yra jūsų mintys. Jos gali būti jums transliuojamos iš išorės, į teigiamus. Tarp žmonių yra daug energinių vampyrų. Jie dažnai nesąmoningai ima energiją iš kitų. Po susidūrimų su tokiais žmonėmis vampyrais mes jaučiame nuovargį. Jie dažnai panaudoja psichologinius triukus, kad sėkmingai paimtų iš jūsų savo energijos dozę. Pavyzdžiui, jie erzina, trikdo ir tai provokuoja negatyvių emocijų išsiveržimą. Ir tas negatyvas tuoj pat suvartojamas. Svarbu suvokti, kad bet kokia mūsų agresyvumo apraiška, bet kokių stiprių emocijų išsiveržimas yra laisvos energijos išlaisvinimas. Ir tą energiją, kažkas neabejotinai suvartoja. Tai gali būti barniai, ginčai, tam tikro žanro ir pobūdžio filmų peržiūros, politika, seksas, religija, daugelis sporto renginių, elektroniniai žaidimai. Visur, kur tik gali būti nuimamas stiprių emocijų derlius. Tuo grindžiama visa matricos sistema, jėgos struktūrų piramidė. Žmonės jiems yra tarsi fermos galvijai, kuriuos jie melžia kiekvieną dieną ir nuolat stengiasi palaikyti maksimalų primilžį. Jie daro viską, kad tik ta ferma nuolat funkcionuotų ir klestėtų. Jie žino, kad šiandien principas, jei nepaklūsite mums, mes jūs visus sunaikinsime, jau nebeveikia. Jie gali gąsdinti, bet daug kas pabudimo epochoje veikia prieš jų interesus ir ketinimus. Baimė sukelia gailesčio savo, kaltės, gėdos jausmus, taip pat gailestį kitiems ir norą aukotis dėl kitų. Taigi, mažina žmonių vibracijų dažnį. Baimės dėka žmonės tampa lengviau valdomi. Jie žino ir daugiau būdų, kaip efektyviau siurbti žmonių energiją. Gana dažnai energija išgaunama apgaulingai prisidengiant kilniais idealais ir tikslais. Kova už teisybę, viltis sulaukti gelbėtojo ar mesijo ir panašiai. Tamsieji turi didžiulę patirtį parazituoti ant civilizacijos kūno. Jie žino, kaip organizuoti savo infrastruktūrą, kaip veikti, jei civilizacijai suteikta laisva valia ir pasirinkimo teisė. Jie organizuoja socialinio programavimo sistemas, atitinkamai pakreipia švietimo programas, religinės dogmas, formuoja sistemos susilaikymui reikalingus poreikius per mados, kultūros, sporto, azartinių lošimų ir kitas sąmonės būkinimo institucijas. Siekiant savo tikslų, jiems visai nebūtina skverbtis į laisvos valios reiškimosi teritoriją. Mat, pati ugdymo sistema, teisingo kabutėse ir klaidingo kabutėse elgesio modelio diegimas į sąmonę ir pasąmonę priverčia žmonės net žudyti vienas kitą. Geriausia gynyba nuo tamsių energijų – tai žinios, žinojimas. Žinojimas apsaugo nuo galimos žalos. Tik reikia aiškiai suvokti, kad yra keli žinių įsisavinimo lygmenys ir ne bet kokios žinios prilygsta žinojimui.
žemiausia žinių įsisavinimo ir panaudojimo lygmuo, kai visa iš išorės per daugelį laidininkų plaukianti informacija yra nekritiškai sugeriama ir kraunama į atmintį, nesivarginant patikrinti, kiek ta informacija patikima, teisinga. Toks pasyvus informacijos srauto suvartojimas neapsaugo žmogaus nuo propagandos, manipuliavimo, dezinformacijos poveikio. Toks žmogus lengvai tampa socialinio programavimo auka. Jis lengvai patikė, pavyzdžiui, televizijos reportažu, kad per pastaruosius 2 metus mirtingumas visame pasaulyje padidėjo dėl to, kad žmonės pradėjo mažiau mankštintis ir valgyti mažiau daržovių ir vaisių. Nors jokio patvirtinimo reportaže, kad žmonės mažiau mankštinasi ar mažiau valgo daržovių ir vaisių, nebuvo pateikta. Toks informacijos vartojimo lygmuo – tai vartotojo lygmuo. Antrasis informacijos panaudojimo lygmuo – kai informacijos srautą žmogus analizuoja, vieną dalį priima, kaip patikimą, neprieštaraujančią toms tiesoms, kurių teisingumą jam patvirtino ne išoriniai autoritetai, o jo paties gyvenimo patirtis. Kitą informacijos dalį atmeta kaip nepatikimą, prieštaraujančią faktams ar esminiams jo pasaulėžiūros principams. Toks žmogus jau žino, kad ne visa informacija žinių laidose yra žinios. Jis moka atskirti žinias nuo propagandos, informaciją nuo dezinformacijos. Tai žinių lygmuo. Į trečiąjį, žinojimo lygmenį, žmogus patenka, kai suvokia ir savo, ir visos žmonijos žinojimo ribotumą, kai pripažįsta išmintį užkoduotą sparnuotoje frazėje: kuo daugiau sužinau, tuo daugiau nežinomo veriasi prieš mane. Trečiojo lygmens žmogaus sąmonė atsiveria naujai, neįprastai informacijai, tokiai, kurią pirmojo ir antrojo lygmens žmogus atmeta iš karto, net nebandydamas jos analizuoti ar vertinti. Žinojimo lygmens žmogus suvokia pasaulio daugiamatiškumą. Jis supranta, kad materialus pasaulis yra tik vienas iš daugelio kitų, mums nematomų, bet nemažiau realių pasaulių. Jo sąmonė atsiveria intuicijai, iš kitų neregimų realybės matmenų sklindančiai informacijai. Jame išnykusi prieštara tarp žinojimo ir tikėjimo. Jis žino, tai, kuo jis tiki, yra tikra, yra realu. O tai, ką jis žino, taip pat yra tikra, tuo galima ir verta tikėti. Tai tikrojo, gilaus žinojimo lygmuo. Tad kuo daugiau žinojimo, tuo mažiau baimės, tuo mažiau pavojų mums iškyla. Jei mes tai suvokiame, vadinasi, išsivaduojame iš daugelio apribojimų, išvengime daugelio nusivylimų, nustojame laukti gelbėtojų iš šalies, pasijuntame savo likimo šeimininkais ir panašiai. Mus gali ištikti nušvitimo pliūpsniai ir juos lemia žinojimas. Jei mes nuolat sieksime naujų, tikrų, širdimi patikrintų žinių, jei nuolat kaupsime žinojimą, plėsime pažinimo horizontus, mes gausime apsaugą nuo neigiamos energijos esybių, nuo jau minėtų energinių vampyrų ir nepalankių aplinkybių, kurios gali susiklostyti. Kuo daugiau žinome, tuo labiau suprantame, kaip save apsaugoti ir sustiprinti. Galiausiai apsauga tampa tokia galinga ir visa apimanti, kad mums net nereikia naudoti kokių nors ypatingų apsaugos būdų ir metodų. Mūsų šarvai pačiu natūraliausiu būdu tvirtėja lygiagrečiai su mūsų sąmonės plėtra, su mūsų vibracijų dažnio augimu.